Artėjantis savaitgalis Lietuvos rinktinių ir tarptautinių varžybų metas. Lietuvos rankinio rinktinė sekmadienį Vilniuje laukia be galo svarbus susitikimas su Norvegijos komanda. Labai norėtųsi, kad Siemensas būtų užpildytas bent 5000. Tai tikrai visada prideda jėgų. Lietuvos regbio rinktinė pirmose Europos čempionato Šiaurės konferencijos rungtynėse Šiauliuose susikaus su kaimynais latviais. Gal kaip per paskutinius kokius, nežinau, gal 10 metų Lietuva turbūt yra favoritai. Panevėžyje vyksta Europos čempiono Vitalijaus Karpačiausko tarptautinis bokso turnyras, kuriame Lietuvos sunkiasvoriai surems pirštinę su lenkais. Turėjo keletą turnyrų praeit, kol pribrendau iki trenerio darbo. Nes jaučiausi pats, atrodo, įdomu buksuoti. Savaitgalį taip pat jūsų laukia Lietuvos krepšinio lyga, futbolo A lyga, Lietuvos tinklinio didžioji taurė ir kitos varžybos. Jų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Lietuvos rankinio rinktinė pradeda kovą dėl kelialapio į 2018 metų Europos čempionatą. Kovoje dėl 2 kelialapių lietuviams teko labai grėsmingos varžovės – Prancūzija, Norvegija ir Belgija. Aiškiais grupės favoritais laikomi Pekino ir Londono olimpiniai čempionai bei Rio olimpiados vicečempionai Prancūzijos rankininkai. Prancūzai pasaulyje stipriausi, Norvegai vieni iš stipriausių, Belgai pakankamai tamsus arkliukas. Net mūsų rinktiniai visi dabar yra varžovai stiprus ir geri. Galimybės visada yra, kol neprasidėjo rungtynės ir nepasibaigė rungtynės, galimybės yra. O kai bus, tai pamatysime. Prognozuoti, jeigu prognozuoja kiti, mes žaisim kausimės. Po išvykos į Prancūziją Lietuvos rinktinė sekmadienį namuose Vilniaus Siemens arenoje žais su Norvegija. Tai labai svarbus mačas lietuviams ir jis gali būti lemiamas kovoje dėl antros vietos grupėje. 10 metų daugiau nedalyvavom Europos ir pasaulio finaliniuose etapuose čempionato, o Norvegai liko 4. Tai, man atrodo, aiškus, kas turi būti favoritas. Na, bet mes žaisime savo namuose, prie savų tribūnų. Ir jeigu Vilniuje susirinks apie 5000 žiūrovų, ko mes labai linkime ir tikimės ir prašome, kad tai būtų, tai mes tenksimės jų nenuvilti. Kas norės žaisti prie tuščių tribūnų? Niekas nenori žaisti prie tuščių tribūnų. Aš nesakau, kad mes žaisdavom prie tuščių tribūnų. Man atrodo, Vilniuje daugiausiai ir pavykdavo surinkti žiūrovų, bet labai norėtųsi, kad Siemensas būtų užpildytas bent 5000. Tai tikrai visada prideda jėgų. Palaikyti Lietuvos rankininkų į Siemens areną susirinkusių žiūrovų laukia ir įspūdingas prizas. Vienas iš žiūrovų laimės aukso luitą. Lietuvos regbio rinktinė šeštadienį pradės kovas Europos čempionato Šiaurės konferencijoje. Pirmose rungtynėse Šiaulių stadione lietuviai susitiks su Latvijos rinktine. Paskutinėse tarpusavio rungtynėse lietuviai pralaimėjo latviams. Tačiau tai buvo nieko nelemiančios rungtynės ir Lietuvos rinktinės gretose žaidė jauni regbininkai. Gal kaip per paskutinius kokius, nežinau, gal 10 metų Lietuva turbūt yra favoritai tų varžybų. Aišku, Latvijai dabar turbūt bus pakilime, galvos, kad dar gali dar kartą laimėti, bet aš taip nemanau. Manau, mes favoritai ir namuose tikrai laimėsim. Turim stipriausią sudėtį, kokią galim turėti šiai dienai. Neturim lyderių profesionalų, kurie dėl asmeninių priežasčių, dėl traumų ir kitų priežasčių negalėjo atvykti padėti. Tai tik 3 žmonės: Ignas Darkintis, Karolis Navickas ir Jonas Mikalčius. O daugiau stipriausia sudėtis, taip kad pasitikim komandą ir žinom, ką vyrai gali. Be lietuvių ir latvių Šiaurės konferencijoje taip pat žaidžia Čekijos, Švedijos ir Liuksemburgo rinktinės. Grupės favoritais laikomi Čekijos regbininkai, kurie pirmose rungtynėse sutriuškino švedus net 56-14. Iškritę iš aukštesnio diviziono. Mačiau asmeniškai net Čekija, Švedija, tai tikrai neblogai gerai komanda atrodo, tai turbūt su jais ir bus sunkiausia. Čekijos ekipa būtų sunkiausia, nes, kaip sakiau, jie yra iš aukštesnio diviziono. Švedai būtų tokie, sakyčiau, antra komanda, gal esam žaidę su jais, esam aplošę ir laimėję. Su favoritais čekais trenerio iš Pietų Afrikos Respublikos Ntando Manjošos vadovaujama Lietuvos rinktinė žais svečiuose lapkričio 12 dieną. Panevėžio Sido arenoje ketvirtadienį prasidėjo Europos čempiono Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. Jau 18 metus iš eilės vykstančiame tarptautinėme turnyre šiais metais dalyvauja rekordinis skaičius boksininkų, daugiau negu 100 iš 10 valstybių. Favoritai, kiek tarptautinės Europoje, kiek galim pamatyti pasaulio čempionatas, šiuo momentu Airijos komandos labai gerai visur pasirodo. Tai dabar bus proga juos tikrai pamatyti, ne per televizorių, ne bet kur, o grinai gyvai pamatyti, kokia jų yra bokso mokykla ir kaip jie tai atrodo.
Savaime Škarmėnai jau nuo tradicijos, jau visada stiprus greiti sportininkai pas juos būdavo. Baltarusiai niekad negali nuvertinti, aišku, savaime. Ukraina irgi taip pat prie tų favoritų. O kaip mes atrodysim tame turnyre lietuviai, visada atrodydam gan neblogai, tai manau, kad ir parodys turnyras, kokie mes esam lygiai. Čia yra gera proga save pasitikrinti, ar mes galim boksuoti su jais, ar mes galim laimėti. Penktadienį vyks turnyro pusfinaliai, o šeštadienį finalai, kuriuose žiūrovai išvyks ne tik finalinės kovas, bet ir geriausių Lietuvos sunkiasvorių Manto Valavičiaus, Tado Tamašausko ir Pauliaus Zujevo dvikovas su tituluotais Lenkijos boksininkais. Stipriausi mūsų Lietuvos boksininkai, jie yra to pačiu kaip ir sunkiasvoriai, vyro amžiaus grupiai. Tai čia yra ta viena iš tų intrigų yra taip pat, kad ir Lenkai tokie pat jau atvažiuos nebe kažkokio miesto gal rinktinė, atvažiuos jau Lenkijos rinktinės nariai. Ir tuo labiau toks amžiaus grupė, jau subrendę boksininkai, nebe naujokai, tai čia turėtų jie parodyti irgi taip pat aukštą lygio boksą. 1993 metais Europos čempionu tapęs ir geriausių tų metų Lietuvos sportininkų išrinktas Vitalijus Karpačiauskas jau antrą dešimtmetį dirba treneriu. Karpačiauskas juokauja, kad trenerio karjeros pradžioje jam nebuvo lengva likti šalia ringo. Pats aš 11 metų jau treniruoju, tai turėjo keletą turnyrų praeiti, kol pribrendau iki trenerio darbo. Nes jaučiausi pats, atrodo, įdomu boksuoti. Tai dabar jau laiko praėjo, galiu treneriu ramiau dirbti. Karpačiauskas yra tituluočiausias Lietuvos boksininkas po nepriklausomybės atkūrimo. Europos čempionatuose jis iškovojo aukso ir bronzos medalius bei tapo pasaulio vicečempionu. Karpačiauskas dalyvavo Barselonos ir Atlantos olimpiadose.